Oh, gracias. Ah, ok. Grazie Mauro, grazie. Prego. Just a little bit. What's your name? Edith. Edith? Nice to meet you, Lucas. Kokį gabalą jau. Hallo. Oho. Oh my god, hello. Čia per kamerą čia net neperteiksi. Laiko tarp gerų dalykų turi kažkas ir blogo atsitikti. Nespėjau nufilmuoti. Rytais labai ilgai įsijunginėjo kamerą, bet buvo atvažiavęs Haro, Halo. Ir sakė vynioti iš čia. 1 valandą, man atrodo, jisai davė. Arba 1 minutę. Bet jo, va vaizdas, į kurį atsikėliau. Atsikėliau tai Alo veidą. Bet šiaip tai... Nėra labai įspūdinga, bet visai gražu. Slėnis su mažu kalneliu. Nu tai ką, judam? Man atrodo, vėl parpučia pas mane čia kažkas. Aš nežinau. Tikrai. Nežinau, ką esi daro. Alo? Nufotografavo. Oh, it's the same guy. Hey, hello. Why are you photoing me? Oh, gracias. Ah, okay. Sorry. Finale. You're coming over? Yeah. It's 2 minutes. 5 minutes is okay. 5 minutes is okay. Ir dar kartą įsivolė fotkina. Ne, jau šį kartą šiam nepagalvoju. Bet praeitą kartą reiškia gerai buvau pagalvojęs apie golfo kortus, kad reikia palikti juos anksčiau, nes vis tiek žaidžia žmonės. Tai jo. Bet toks tipo biški Karen, ką atvarė, nieko nesakęs, pradėjo fotkint. Bet jis gali tai daryti, nes aš esu čia svetimoj teritorijoje. Tai nieko negaliu pasakyti, bet toksai biški keista. Dar privažiavo prie pat, dar kartą nufotkino ir tada tik tai pradėjo šnekėti. Šiaip tai galvojau, jau visi čia policiją norės kviesti. Roviau čia tiesiai per laukus. Per miškus. Ir ką atradau? Tai šaltinį. Prisipilsim ir vandens. Ir dabar atsigersim. Gal taip ir turi būti natūra. Okay. Šiaip jokio išskirtinio skonio, tiesiog skanus. Matot? Žiepadukas. Čia gal žmonės gerdavo senoviai ir pasiklydo po žemėm. Geras. Tai koks šiandien planas? Vakar aš jau buvau sugalvojęs, koks tai bus šiandien planas. Tai planas yra, čia labiau side planas, side questas. Bet norėčiau susirasti, gal įsiplauti vėl drabužius. Nes jau pats laikas, norėčiau pasikeisti viršų. Tada susirasti vietą, kur sumontuoti video, įkelt, tada užsipirkti maisto ir tada keliauti į kalnus. Vakar taip galvojau ir šiandien taip galvoju. Tai manau taip ir darysim, nes jau norisi kažko. Tai va. Tai žodžiu, mes esam gana aukštai taip palyginau. Praeisim pro ten, nueisim iki to miestelio. Tai va, o kas įdomiausia, kad ten yra kalnas, kuris turbūt nelabai matosi per šitą kamerytę. Bet ten yra kalnas, ant kurio matosi sniegas ant viršaus. Tai va, pasivaikščiosim po kalnus šiandien. Gal net rytoj žiūrėsim, kaip seksis lipt su to svoriu visu, nes čia, matot, status kalnas tikrai. Tai, lėtokai lipasi, negaliu skubėti. Jep. Ne, ką galiu pasakyti, aš nesu aštriausias peilis, bet... tiesiog nesu aštriausias peilis. Nes
Aš dar net nenulipau nuo ten, kur miegojau, kur buvau užlipęs, kur filmavau tuos kalnus. Aš dar nuo ten nenulipau, aš jau pavargau bere kaip. Biški nuvertinu aš tuos kalnus. Tai dabar man, jeigu aš pagal savo pirminį planą aštraus peilio, tai turėčiau eiti atgal, tada ten padaryti tos dalykus, sumontuoti, kelt, nusipirkti maisto, varyti atgal, ten kur buvau, ir dar kažkiek ten varyti iki tų kalnų. Gerai, iššaunu alaus aš ten, buteliuką, ir tada aš vėl turiu visą laiką varyti atgal, nes man reikia į tą pusę. Tai žodžiu, aš pasižiūrėjau ir daug geresnį net variantą ir tipo protingesnį biškį. Nu ne biškį, o ta prasme protinga, čia taip reikėjo daryti. Aš vakar galvojau, kad reikėjo miegoti ten, kur nors arti ir tada ryte varyčiai į kalnus, bet aš jau toks jau. Tai va, trigalvis kažkokį trigalvį turim ir mangartą. Ir jisai, ir kaninį, nu čia daug jų yra, ir čia prie to miestelio, kur yra mūsų kita stotelė. Nu tai pabandysiu čia dasigaut greitai ir tada varysim čia, po tos kalnus. Ir tada į Italiją. Nes kalnai, tai tikrai nepraleisiu šitų kalnų. Žinau, kad Sicilijoje yra kalnas Etnos, bet čia vis tiek jie kitokie biški tie kalnai. Tiesiog, tai va. Nu, žiūrėsim dar kaip gausis, bet jaučiu taip darom. Tai va. So, I'm traveling and trying to find a place to wash my clothes. Is it possible to do in here? Only to wash clothes or you need a room? I only have rooms. Ah, you only have room? Yes. No, I need Aber only... ich habe nur die Sachen waschen, so ich habe nur Zimmern frei, weißt du, er braucht noch was zum Waschen. Wäschwaschen. Sag ich, nein. Ich sag, ich habe nur Zimmern, only rooms, yes. Ah, okay. For to sleep, yes? You understand? I don't know. Yeah. Maybe in Köflach is something. It's okay. Okay. I just wanted to ask. Okay, Bye. Aš supratau, jinai kažką jam tam seniui dar sako, bet ne, jinai patikro, čia nukrypė, kad ne. Tipo būtinai reikia kambario, ne? Patvirtinimo laukia. Nu, ir gerai, einam toliau. Žodžiu, nenufilmavau, nežinau, nenuspaudžiau gal nieko. Tai atsisėdau čia vienoj vieteliai. Ir saulutė, gerą internetą turim. Pamontuosim video, įkelsiu iš karto. Ir ten va, kur bažnyčia yra, sakė, galima ir dušą, ir rūbus įsiplauti. Tai va, bandysim įgyvendinti visas misijas ir aišku, būtinai austriško alaus. Tai dabar biškį atsigėriau ten tokio bananinio pieno, tai palauksiu, kol biškį suvirškins ir šausim alučio. Tai va, einam montuoti. Ok, ragausim vietinio alučio. What is the name of the... Pokigam? Pundigam. Irgi iš butelio, gaila ne iš statinės. Iš statinės tik tai itališką turi, bet paragausim. Putos. Nu, šitas gal šiek tiek aštresnis. Wunderbach. Kaip ten sakė. Šitas aštresnis gal toksai, bet žiauriai panašus, nieko ypatingo tokio, kad būtų. Žodžiu, paprašiau maisto į exchange. Pažiūrėsim, ką sakys. Do you make lasagna? Can I make lasagna? To meat? Can I make lasagna? Yeah. I never did lasagna in my life. Italiano. Italiano! Devi andare in Sicilia, devi parlare italiano.
Mauro, Ciao ragazzi, mi raccomando. iš Italijos, man pasiūlė net lazaniją suvalgyti. Tai labai faina, labai šilti žmonės, labai ačiū jiem. Hey, thank you very much for everything. Con tanto piacere ragazzi. How you say in Italian thank you? Grazie. Grazie. Grazie Mauro, grazie. Prego, prego. Ciao ragazzi. Nu va, fainai, labai fainai, žiauriai. Žodžiu, gavau daugiau negu prašiau. Davė valgyt ir net leido už žalų nesusimokėti. Tai labai smagu ir jo, dar pasakė, kur rūbų įsiplaut. Ir va. Ir, nu negalvokit, kad jie man čia gamino valgyt atskirai, šviežiai. Pašildė seną maistą. Lazaniją. Tai, bet vis tiek porciją kokią įdėjo. Ir davė nemokamai, ir alų atidavė nemokamai. Tai va, tiek. Dabar einam rūbų pabandyti įsiplauti. Jau nemažai valandų, 2:30, bet reikia dar. Nu, žinot, pirmą kartą girdžiu, kad galėčiau išsiskalbti rūbus ir užturėti dušą bažnyčioj. Arba patys nežino, arba čia bus kažkas, ko aš dar gyvenime niekada nebūčiau pagalvojęs, kad turėčiau tokį experienciją. Čia pažiūrės. Nu, Dievas gal nesupyks. Man tai labai reikia jo, nes baigėsi. Hello. You working here? No, I don't work here. You know, people from the main street in the pizzeria, Pizza Maria. Yeah. They said me maybe here I could get a shower. I don't think. No? No, I don't think. I said in a church. Yeah. Go try there. I don't think. Yeah. Where are you from? Litauen. Litauen, I said. Lithuania, yeah. And žodžiu. Nu, čia jau kosmosas būtų buvę, kad bažnyčioj nusimaudyt. Kur čia aš kažką galėčiau už tą tualetinį popierių? Eik, tu savo koks įdomus kambarys. Visas toksai natūralus, toks senovinis. Va. Ratas opilfi. Tai aš už popieriuką. Na, tai žinau, ten 2, 10, 16, 21, nu 20 centukų, ne už vieną rulonėlį. Nu ką, judam. Paprašysiu, kad mano batus nupūstų. Pažiūrėsim, ar nupūs ar ne. Shoes a little bit, can you? Jaučiu, kad ne. Nu, žodžiu, čia dabar tai bus namai per kopas, sakykim. Nes įsirinkau tokį kelią, kur bet turėtų būti gražu. Nu, ne tiek ir daug, 23, bet kalnais. Nu, tai. Auf Wiedersehen ir kojom, ir pečiam, ir sveikatai, ir energijai, ir viskam, kam. Tai va. Gerai, bandom judėt, nu. O. Und auf der Park ist dann Escherkärnten. Escherkärnt. Finnland, na, Finnland. Neu. Neue? Ah, der ist fest.
Nu davai, Onoja. This only big Ach so, ja, das big ist letters. gut. Das ist gut. It's good, I think. Here is yours. What's your name? Edith. Edith? Nice to meet you, Lucas. Lukas. Yeah, thank you very much. England. Huh? Bist du aus England? How old? England. Where from? Ja. Litauen. Litauen. Yeah, Lithuania. Yeah, all the way. Berlin, Litauen, Berlin, and then brrr. Nur so. Yeah. Wow. Sicilia. Sicilia, the Finnish. Ja. Yeah. Sako, ne, sako, čia nieks nevažiuos į tavo tą village. Tai pakarpė kartono, atnešė, užrašėm kitus sekančius miestelius. Sako, o šį čia biškį geriau bus, sako, žmonės ten taip toli nevažiuoja, bet čia galbūt paims, tai sako, sėkmės. Nu, patys girdėjot, matėt. Hey, thank you for stopping. What's your name? English is not so good. It's okay. Where are you from? Litauen? Litauen. Yeah, from Litauen. Okay, Egon. Ciao. Thank you very much. Ciao. Oh, sorry. Ciao. Sako, jisai man veža. Tai pradėkim nuo to, kad jisai kokią 10 km nuo namų dar mane pavežė. Ir veždamas, sako, tu valgai jautieną? Sakau, ar aš valgau jautieną? Galvoju, gal jisai klausė, ar aš islamas. Sakau, ar aš valgau jautieną? Sako, jo. Sakau, nu jo, valgau, visą mėsą, sakau, valgau. Sako, aš tau turiu kai ką. Tokį gabalą jautienos davė. Čia kaip lašinukai iš šoninė. Nu jo, blemba. Čia visokių žmonių žodžių pagaunu. Tai ką, turim valgyti žodžių. Davė dar savo kortelę. Reikės parašyti grįžus namo. Paštą. Ir taip mes esam aukštai čia. Aš toj parodysiu jums. Žodžiu, aš esu ten, kur dar yra sniego. Kur laikosi sniegas. Mes esam 100 km virš jūros lygio. Nu, gana aukštai. Ir čia yra labai gražių vaizdų. Bet su šitą kamerytę tai neprigaudysim. Reikės su telefonu. Va, ten kiek sniego. Ten va, kur balta. Bele kiek. Pastebėjau, kad jie čia ant durų labai daug dedasi. Šitą tai mažytę, ant kitų durų tai ten didelių yra. Bet jie dedasi tokius. Žinau, ką tai reiškia, bet jau čia apie gyvūnus duoda ženklus kažkokius. Žodžiu, išvertė. Čia mirtina Fox mangė. Labai užkrečiamas mūsų šunims. Laikykite savo šunį. Na, žodžiu, svarbu neįkastų. Svarbu neįkastų. Viskas. Paprasta. Gi paprasta. Ir čia lapė, tai čia ne miška. Čia kažkaip atrodo viskas apleista. Nu, žinokit, čia yra toks miškas, kuriame tikėčiausi tikrai meškos. Ir čia nieko nėra. Čia belia kaip aukštai ir belia kaip ramu. Bet aš čia tokią vietą nusižiūrėjęs. Netoli jau, čia liko 600 metrų. Šiaip einu į tą vietą ir nežinau, ar atsivers kažkoks vaizdas. Tai bus biški gaila, jeigu bus uždara. Bet einu į aukščiausią tašką. Į aukščiausią. Toks šlapės, toks pavargęs. Nesveikai, kiek aš čia 3 kilus, 2 kilus. Tokia, nu į tokį, ką žinau, kokį 7 procentų kalną lipau visą laiką.
7, aišku, dar ten taip. Bet stačiai. Tai tikiuosi bus verta. Pažiūrėsim. Čia yra mašinų. Oi, tu savo alpaka. Alpaka. Pačioj aukštumoje alpaka. Pavargau vėliau, kaip tvinksi net galva. Wow. O, dar viena lama. Geras. Iš anos pusės šviečia saulė, dar eisiu vieną pasižiūrėti. Eina, matau, šviesus dega. Gal čia reikia pasiskambinti? Čia tai papjaut galėtų, nieks nerastų. Hallo? Hallo? Oho. Oh my God, hello. I'm only talking English, sorry. Wait, I will... Das ist Englisch. Nix, ne? Auch nicht. Wait. Aber wo kommt das Gas aus? Schlafen? I hitchhiked, Autostop. Autostopp, ja? Yeah. Oh, Autostopp. Litauen, Lithuania? Litauen was? Yeah, from Litauen, Autostop here. Bist du. Oh, bist schon müde, so lange. Komm her, setz dich her. Willst du stoppen nach Villach? Is it possible to... Okay. Bei dir auch, Bobby. I have a tent camping. Wow. Guck. Ist es möglich, hier zu duschen? If no, it's okay. No? Okay. Was soll ich machen? It's okay. No worries. Ich gebe 20er dazu. Es hat mir gar nichts zu tun. Umsatzfrage, verstehst du mich, weil dann bleibe ich daheim. Nah, it's okay. No. No, everything okay. Okay. Hila, yeah. Can I sleep camp there? Some... No problem. No problem? Good. Yeah. Okay, thank you very much. Was willst du trinken? Trinken? Drink? Ja, setz dich her. Okay. Welcome. Thank you. Lucas. My name is Lucas. Lucas, okay. Hey, Hans. Hans, nice to meet you. Manfred. Alfred. And Severin. Nice to meet you all. Bier. Orange oder zum Trinken? Bier. Okay. So nett. Oi. Nu, žodžiu, nežinau, kiek matėt jūs ten, neatsimenu jau, kur filmavau, bet, žodžiu, įėjus iš pradžių į namus, jie pakvietė mane prisėst, davė alaus. Sako, ką tu čia veiki? Sakau, nieko, pamačiau, sakau, žiauriai fainą vietą, galvoju, užlipsiu, nes aukščiausia vieta. Ir pamačiau čia jūsų tą vietą, galvoju, paklausiu, ar dušas yra. Tai, sakau, būtų žiauriai fantastika, jeigu dušą galėčiau čia gauti. Ir iš pradžių ne tai, kad ne, bet ten, žodžiu, jų sėdėjo 5 ir pats bosas šito namo nemokėjo angliškai visiškai, tai šnekėjau su kitu, kuris ten porą žodžių gal žino, tai, žodžiu, sako, duš, tipo nelabai. Ir, žodžiu, čia taip viskas įsivažiavo, kad aš neturiu žodžių. Atvažiavo universiteto dėstytojas, kuris supranta angliškai, jų draugas, irgi panašaus amžiaus. Nu ir pradėjom šnekėti. Kai pradėjom šnekėti, tai tada atsidarė ir dušas, davė ir dušą, ir net, nes iš pradžių sakau, ar galiu kempinti kur nors čia šalia namų, sako, jo. Sako, no problem, gali, sako, tik tai nebus sau šalta, ne, sako, viskas gerai. Tai galiausiai davė kambarį, dušą, valgyt, ta prasme, davė alaus prigėrėm. Dar čia turiu, nes kiek jie čia geria,
Tai tas profesorius atvarė, išgėrė 3 ar 4 ar 5 taurės vyno ir išvažiavo. Ir dar kitą pavyzdžią. Tai žodžiu, nu nesveikas experiences, ta prasme, su senukais pabuvau, okei, su senukais, bet nu labai šiltai, ta prasme, kaip namuose ir viską gavau, tai čia pasaka, ta prasme. Nu, tipo, nepamiršiu šito tikrai. Čia yra kažkas. Tai dabar einu dušą, einu iš karštą dušą ir eisiu čia į kažkurią lovą, 4 turiu. Nes čia kaip ir toksai buvęs hotelis, nu toksai hotelis. Nu čia labai viskas labai primityvų, toksai kaip Teksaso, kur nors ten, nežinau, Teksaso dykumoje, koksai nors įsitaisęs vienas žmogus, kur turi viską, žinai, tai čia panašiai su skrybėliaisai. Su skrybėlė, medžiotojas savo mėsą gamina, savo mėsą užsiaugina. Tas alpakas augina, nu, žodžiu, visiškas toksai senųjų laikų vyras. Tai, nu, žodžiu, nežinau kaip rytoj bus, nes prikaliau aš to alaus, tai man jau net bloga ir dar siūlo. Tai šitą jau sako, kad miegas būtų ramus. Ir dar šitą. Tai žodžiu, nu. Įdomi naktis, įdomi patirtis, čia per kamerą čia net neperteiksi, bet labai įdomu. Tai va, iki ryto, einu į dušą ir nieko. tą laiką tarp gerų dalykų turi kažkas ir blogo atsitikti. Erkė radau koją įsisiurbusią, tai tikėkimės, kad viskas bus gerai, nieko blogo. Jo.